Nes yra, pavyzdžiui, ant staktų tai yra mezuzana, kur ten jie bučiuoja, eidami iki šiol į namus, ne? O šitas, o ant rankų ir ant kaktos tai yra... Ne, tai yra... Taip vadinamos filakterijos, kur čia, ne, ir ten įstatymo dalis, tai viskas tas pats, ir iki šiol tai daro. Taip. Tai aš tad sakau, ne šiaip tai kažką tai ten apvėjau. Ne, bet mes taip nedarome šiandieną, kaip jie darė, ar ne, tiesiogiai. Vadinasi, paprotys nėra toks pats, bet principas mums išliko, ar ne? O koks principas išliko? Mūsų darbai turi Dievo žodį. Vadinasi, ką darai su rankom, pagalvok, ar tai pagal Dievo žodį daroma, ar ne, tavo darbai. Ar jie atspindi Dievą, ar jie atspindi Dievo žodį. Tavo kakta, tai čia maždaug ta vieta, kuri mintis irgi masto daugą. Irgi pagalvok, ar tai masto pagal Dievo žodį. Vadinasi, mes turime principą išlikusi labai panašų. Pakartoto įstatymo 12:32. Ar galėčiau, Danutė, jūsų paprašyti perskaityti? Ką įsakau, daryk, nieko nepridėk ir netimk. 4. Daryti, kas įsakyta. Nieko nepridinėkit, nieko netiminėkit. Tiesiog darykite, kas įsakyta. Penktas mes jau neskaitysime 30 skyriaus, nes mintis kartoja klausyti žodžio ir jį vykdyti. Klausyti žodžio ir jį vykdyti. B didžioji raidė. Jėzus citavo pakartoto įstatymo knygą, kada šėtonas jį įgundė. Jisai suvokė, kad Dievo žodis yra veiksmingas ir atsimenat, jisai citavo pakartoto įstatymo knygą, kada šėtonas jį gundė. Visos nuorodos Evangelijose ir pakartoto įstatymo knygoje jum yra parašytos užrašuose. Jis nugalėjo Dievo palaimosiu. Jisai nugalėjo šėtoną labai aiškiai Dievo žodžio tiesomis. Nieko neišgalvojo pats. Paėmė Dievo žodį ir įcitavo. C. Pranašystės pakartoto įstatymo knygoje nurodo Izraelio tautos istoriją. Pranašystės, kurios mes turime, nurodo į Izraelio tautos istoriją. Pirmas ir tokia pranašystė, kurią sutinkame šitoje knygoje, pergalingas įėjimas į pažadėtą Kanano žemę. Tai buvo pranašystė tuo metu ir aš jums pranašystės nuorodas užrašiau užrašuose. B. Išsipildymo šitos pranašystės, kur randamas Biblijoje? Jozuės knygoje. Taip rašyk. Taip, išsipildymas Jozuės knygoje, nes Jozuės knyga mums liudija, kad jie įėjo į pažadėtą žemę. Antras, nuodėmė Kanano žemėje. Išsipildymas užrašyta pakartoto įstatymo knygos nuoroda. Išsipildymas taip pat, aš jums užrašiau nuorodas Teisėjo 2 skyrius, 2 Karalių 16 skyrius ir 18-24 skyriai imtinai. Trečia pranašystė, kuri duodama šitoje knygoje, nelaisvė. Užrašyta jums pranašystė pakartoto įstatymo knygoje ir išsipildymas irgi nuorodos yra parašytos. Ketvirtas, sugrįžimas iš nelaisvės. Sugrįžimas iš nelaisvės. Pranašystė užrašyta, išsipildymas Ezdro ir Nehemijo knygos. Kristus pakartoto įstatymo knygoje. Pranašo tarnystė. Pranašo tarnystė. Pirmas, Mozė buvo pranašas.
Ir antras, viešpats Jėzus Kristus buvo pranašas. Ir pakartoto įstatymo 18 skyriuje mes kalbame, kad Dievas pakels pranašą. Ir tai yra nuoroda į Jėzų Kristų. B didžioji raidė kunigo tarnystė. Pirmas Mozė atliko kunigo tarnystę tautoje. Antras, Jėzus mūsų kunigas šiandien. Jėzus mūsų kunigas šiandien. C didžioji raidė vadovo tarnystė. Mozė buvo Izraelio vadovas. Ir viešpats Jėzus Kristus yra ir bus karalius. Ir viešpats Jėzus Kristus yra ir bus karalius. Ar yra kokių nuomonių, pastebėjimų, komentarų iki šitos vietos prieš pradedant sekantį romėnišką? O kur šitos ir kitos knygos čia reikia? Kaip sako? Pakartoto įstatymo knygos ir kitos knygos. Šitoj vietoj neturėjau ką sulyginti su kitom knygom, todėl jums neįdėjau šito punkto. Kokie dar nuomonės pastebėjimai, komentarai, ką mes kalbam? Pakartoto įstatymo knygos pagrindai. Pagrindinis žodis knygoje yra sutartis. Ir kaip mes kalbėjome, jinai buvo atnaujinta šitoje knygoje. Pakartota. Pakartoto įstatymo knygos pagrindinės eilutės jums yra užrašytos. Pakartoto įstatymo pagrindinis skyrius yra 27. Šiame skyriuje prie žvaigždutės užrašyta, kad sutartis buvo patvirtinta. Sutartis buvo patvirtinta. Pakartoto įstatymo knygos planas. Pirma Mozės kalba, kad Dievas padarė, nuo 1 skyriaus 1 eilutės 4:43, Mozė Izraeliui priminė galingus Dievo darbus. Jis priminė galingus Dievo darbus. Tai yra labai svarbu prisiminti galingus Dievo darbus. O antras, kai prisimename Dievo palaiminimus praeityje, galime su viltimi žvelgti į ateitį. Galime su viltimi žvelgti į ateitį. Antra Mozės kalba pamokymai gyvenimui, 10 įsakymų, mylėk viešpatį savo Dievą, įstatymai dėl teisingo garbinimo, įstatymai dėl tautos valdymo, įstatymai dėl žmonių bendravimo, paklusnumo ir nepaklusnumo pasekmės. A. Paklusnumas Dievo įsakymams suteikia palaimas, nepaklusnumas bausmes. Ir Dievo sutartis su Izraeliu. Štai tokia buvo Dievo sutartis, kur Dievas kalbėjo apie paklusnumą ir apie nepaklusnumą. B. Pritaikymas tinka mums. Paklusnumas, nepaklusnumas turi pasekmes. Čia mes darome pritaikymą. Paklusnumas, nepaklusnumas turi pasekmes. Trečia Mozės kalba. Pasišventimas Dievui. Mozė ragino žmones pasišvęsti Dievui. Pasišvęsti Dievui antras reiškia, kad Dievas kviečia jį mylėti visą širdimi,
visa siela ir visų protų. Čia yra pasišventimas mylėti jį visą širdimi, sielą ir protą. 4 Mozės kalba. Vadovai. Pirmas, Mozė padarė klaidų, bet jis vis tiek stengiasi paklusti Dievo įsakymams. Antras, mes irgi padarysime kaip kurias klaidas, bet tai neturi mūsų sustabdyti nuo dievoto ir teisingo gyvenimo. Bet tai neturi sustabdyti nuo dievoto ir teisingo gyvenimo. Svarbus pamokymai iš pakartoto įstatymo knygos. Istorija, paaiškinimas. Volodė, ar galiu jūsų paprašyti perskaityti, man paaiškinti, prašau. Mozė kalba apie Dievo darbus, kuriuos jis padarė, kai išvedė tautą iš Egipto. Mozė kalbėjo apie Dievo didelę pagalbą, žmonių nepaklusnumą. Svarba, dėkoju. Kada girdime apie Dievo darbus, galime suvokti jo charakterį. B. Pažįsti Dievą daug geriau, kai suvoki, ką jis yra padaręs praeityje. Ir C. Mes išvengsime daug klaidų, jei pasimokysime iš Izraelio tautos klaidų praeityje. Visą tai parašyta mums pamokyti. Naujasis testamentas aiškiai tai įvardina. Įstatymai. Paaiškinimas. Aliau, galėtumėte iš užrašų perskaityti, prašau. Dievas atnaujino savo įstatymų žmonėms. Jis atnaujino sandorą dėl naujos kartos, kuri turėjo įeiti į pažadėtą žemę. Dėkui. Antras. Svarba, reikia visada labai rimtai žvelgti į Dievo žodžio tiesas. Visada labai rimtai žvelgti į Dievo žodžio tiesas. B. Paklusnumas viešpačiui yra labai svarbus. C didžioji raidė meilė. Viktorija, ar galėtumėt mums paskaityti paaiškinimą, prašau? Dievas daug dažniau už bausmes parodydavo savo ištikimą meilę. Dievas parodo savo meilę per ištikimybę savo žmonėms ir sandoriai. Dievas nori, kad meilė būtų iš širdies, o ne tik legalistiškai laikantis įstatymą. Ačiū. Svarba. Dievo meilė padeda mums pasitikėti juo. Jo meilė padeda mums pasitikėti juo. Ir jis yra tas Dievas, kuris nebaudžia pilnai už mūsų nusikaltimus. Ar ne? Ir vakar skaitėme iš Jonos knygos gailestingas, maloningas ir taip toliau. B. Mes turime turėti didelę pagarbą Dievui už jo meilę. Didžioji raidė pasirinkimai. Ar galėčiau Gintarai paprašyti paskaityti paaiškinimą iš užrašų, prašau. Dievas pastoviai skatina savo žmonės pasirinkti paklusnumo kelią. Jei žmogus pasirenka paklusnumą, jis bus palaimintas. Jei žmogus pasirenka nepaklusti, jis praras palaiminimus ir patirs bausmę. Dėkui. Svarba. Jei pasirinkimas paklusnumas Dievui, augsime dvasiškai. B. Jei būsime nepaklusnus Dievui, padarysime žalą dvasiniam gyvenimui.
Didžioji raidė mokymas, paaiškinimas. Audronė, ar galėčiau jūsų paprašyti paskaityti paaiškinimą? Dievas įsakė, kad izraelitai mokytų savo vaikus jo tiesų. Jie turėjo mokyti žodžio tiesų mintinai. Karta turėjo perduoti kartai pamokymus iš Dievo. Dėkoju. Svarba. Yra svarbu, kad perduotume kitai kartai pamokymus iš Dievo žodžio. Ir Pakartoto įstatymo knyga apie tai labai daug moko. B. Dievas nori, kad jo tiesos būtų mūsų širdise ir mintise. Dievas nori, kad jo tiesos būtų mūsų širdise ir mintise. Nuomonės, pastebėjimai, komentarai iš Pakartoto įstatymo knygos. Prašau, jeigu kažkas yra. Mintis, pavyzdžiui, man tai svarbiausia yra tas 6 kartai, kad su Izraelio Dievas yra žydų. Tai yra svarbi teologinė tiesa, ką jūs sakote. Gal dar kažkas, prašom, Pakartoto įstatymo knyga. Jūsų komentarai, nuomonės, pastebėjimai. Gal jūs turit kažką pasakyti šios knygos atžvilgiu, prašau. Gerai, tai tada mes baigėme 5 knygą ir 5 įstatymo knygas, kurių užrašytojas yra Mozė. Turime kelias minutės, pradėkime istorinę knygą. Jozuės. Gerai, kelios akimirkos, gal kažkas norite kokią mintį pasidalyti, kuo jums ypatinga Jozuės knyga, kada ją skaitote, mąstote apie ją, mokotės iš jos. Perėjimas į kitą būklę. Perėjimas į kitą būklę. Iš vergystės. Gerai. Toj būklėj sėdna ir Kas dar Jozuės knyga? Aš tai atsimenu pirmą kartą, kai skaičiau, tai po šitų 5 knygų ir nes Mozė labai daug veikia tenai. Ir va tokį dalyką pagalvojau, kad dabar pradeda Jozuė veikti, Mozės nebėra. Ir parodymas, kad Dievas, kaip aukščiau yra už žmogų, nes atrodė, kad Mozė čia toks galingas, čia be Mozės pražus Izraelis, kad čia, kaip pasakyti, stebuklai vyksta ir kas čia bus, kai Mozė numirs. Nieko, atėjo kitas žmogus, o Dievas veikia toliau. Tai kad mes esam tokie laikini, paprasti, o viskas yra Dievo veikimas. Tai toksai buvo Jozuės knygos pradžioje, kad kas čia dabar bus, kai jau Mozė nustoja veikti. Geras pastebėjimas. Kas dar prašome kažką? O Jėzaus vardas iš Jozuės vardo kilęs? Būtų ekvivalentas, jeigu jūs sulygintumėt hebrajų ir graikų kalbas. Tiesiog papildant Gintaro mintį, labai toks padrasinantis dalykas yra, kai Jozuė perėmė tarnystę, buvo aišku, kad Mozė yra labai stiprus charakterio žmogus, jeigu žiūrint iš žmogiškos pozicijos, ir geras karys buvo. Ir vis dėlto Jozuė apsisprendė tarnauti Dievui ir jisai neieškojo, kaip įtikti miniai. kad tas toks jo apsisprendimas. Aš seksiu viešpatį, jūs kaip norite. Ir čia yra padrasinimas ir principas šiom dienom, ką mes matom, ko daugelį bažnyčių netgi nėra, kuomet stengiamasi įtikti žmonėms, o ne Dievui. Ačiū. Bet tas jo posakis, aš ir mano namai seksime viešpatį, irgi parodo, kad jis buvo stipraus charakterio ir jisai nebuvo daug kas silpnesnis už Mozę. Tokį pasakyti prieš visą tautą reikia drąsos ir stiprybės. Manau, kad Dievas jį dėl to ir išrinko, kad jis nesilpnesnis buvo. Aš manau, kad tikslas tiek Izraelio tautos istorijoje, kada matome žmonės, kurie sekė Dievu, tiek mūsų gal bažnyčioje šiandieną
nėra tikslas lyginti, kuris stipresnis, kuris silpnesnis, ar ne? Nes o čia galima greitai nuvažiuoti į pavojus, ar ne, lyg tai aš gal geresnis, anas truputėlį silpnesnis, bet vėlgi, gal ką jūs sakot, Kristina, labai tiksliai, labai gerai, tai irgi buvo žmogus, kuris turėjo troškimą patikti viešpačiui ir sekti viešpačiui, kas buvo matoma ir Mozės gyvenime, kuris iš jų stipresnis ar silpnesnis, gal Dievas įvertins, kada stos prieš jį ir gal Dievas net to nedarys, bet svarbiausiai, kad matome viską, kad istorijoje išlieka žmonių, kurie nori sekti viešpatį. Bet man tai, Mozės tas pašalinimas, nuvedimas į šalį, vienu žodžiu, atrodo, koks nepelnytas. Jis pasiekė yra nuopelno, dabar jisai už tą pyktį, jisai turėjo tokį pagrindą, didžiulį pyktį ant tų žmonių, kurie buvo neklūstus ir taip nukentėjo jis. Čia aš sugrįšiu, Irina, ir nepagalvokit, kad aš jūs noriu pažeminti, ar ką aš sugrįšiu prie Aliaus minties ir truputį jam praplėsiu. O čia yra šių dienų bažnyčios pragmatizmas. Kada mes pradedame galvoti apie savo nuopelnus. Pas vieną iš jūsų, įskaitant pirmiausiai mane, jokių nuopelnų nėra. Esat dulkė, žemės gabalas, molis. Niekas daugiau. Jūs esate išgelbėti iš malonės, ne dėl darbų, ar ne? Efeziečiam 2:8. Efeziečiam 2:10. Geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto parengė. Dievas tos darbus parengė, kur mano nuopelnai? Atleiskit, jų nėra. Išmeskite šitą mintį. Čia gal greičiau ne nuopelnai, bet tiesiog bausmė už tą teisėtą jo sutikimą. Teisėtų sutikimų nėra. Čia mes save... Tokie žmonės baisus buvo. Iš vis jie buvo. Jie baisus buvo net ir šį kartą nekitokie. Tai reiškia, kad šiandien, kada aš ateinu į bažnyčią, jeigu visi kiti baisus, tai tada aš turiu teisėtą dalyką juos visus nušauti. Tai va, teisėto pykčio nėra, teisėto melo nėra, balto melo nėra, balto pavydo nėra. Yra nuodėmė ir nuodėmė nusidėjo, tai kadangi Dievas buvo patalpinęs į labai svarbią poziciją, šventas Dievas parodė, koks yra jo požiūris į nuodėmę. Taip, Vladimira, jūs. Pagalvojau, kai Jėzus išvarė iš pinigų Koks skirtumas tada? Kad jis supyko, tai 100%, koks skirtumas? Tai sėdas supykimas. Turėjo pagrindą. O šitoj vietoj leiskite man taip didelėm raidėm užrašyti ir po to mes išeisime į pertrauką. Gerai? Nutrinsiu dabar Jozijos knygą. Kada mes pasakome tokius teiginius, reikia turėti gilų supratimą kieno. Kalbame apie Jėzų, ne? Viskas aišku. Gal jums tai labai nepatinka, bet taip yra.
neteisinkite save teisėtais pykčiais. Nes Efeziečiam 4 skyriui Paulius mokos, tegul saulė nenusileidžia ant kažko, nesusitvarkyk tuos dalykus. Ir mes kaip žmonės būkime atsargus, kada pykstame, nes tai yra tik vienas žingsnelis iki nuodėmės. Yra pyktis, kuris gali būti išreikštas, ar ne? Neteisingiam dalykam, nuodėmėm, neteisingai veiksmam. Bet mes turime suvokti, kad mes nesame Dievas. Kada Dievas pyksta, skirtumas ir yra tas, Dievo pyktis niekada nepatampa nuodėmė, ko mes negalime pasakyti apie save. Tai jeigu Mozė, pavyzdžiui, būtų supykęs, bet sudavęs į uolą vieną kartą, tai buvo pasakyti, tai viskas bus gerai. Jis turėjo šaukti. Šitoj vietoj mes turime nekalbėti hipotetiškais teiginiais. Jo, kas būtų, jeigu būtų, nebūtų, ar būtų ir nebūtų. Mes turime aišku Dievo žodžio pamokymą Mozei. Ir šitoj vietoj jam nei vieno karto nereikėjo duoti į uolą. Jam reikėjo kalbėti uolą. Ir vėl mes kalbame šitose knygose apie šventą Dievą, kuris labai aiškiai parodo, koks yra jo požiūris į nuodėmę. Šitoj vietoj nėra kablelio, kur parašyta jeigu ne jeigu. Tai tuo momentu netikėjo Dievu, kai sudavė į uolą Mozė. Tai pačiai kaip tie, kurie grįžę iš valgyklos pasakė, kad ten gyvena milžinai ir kad mes neįeisim į žemę. Nenugalėsim. Nes jis netikėjo. Viskas. Nėra, ką aš duosiu šitiems žmonėms. Ir jis pyko ne ant žmonių, jis ant Dievo pyko. Tai vat labai teisingai pastebėjote, kad kiekvienoj nuodėmėj mes irgi atskleidžiam savo veiksmų, kad ne Dievu pasitikim, bet tai, kas mums gal teiks kažkokių dalykų. Ir va čia yra mūsų suklydimas labai dažnai, nes mes žvelgiame paviršutiniškai viską. Ir dar dėkingas už vieną teiginį, kad, ką jūs paminėjot, Gintarai, kad reikalas buvo ne su žmonėm. Tai mes grįžtame su šituo teiginiu prie pradžios knygos 39 skyriaus. Atsimenat Juozapas, mes dažnai kalbėjom apie tai. Aš nenoriu nusidėti prieš Dievą. Ne prieš Putifarą, ne prieš Putifaro žmoną, ne prieš namiškius. Bet jeigu aš sukursiu su ja, aš nenoriu nusidėti prieš Dievą. Šitas mąstymas sustato viską į vietas. Bet jeigu mes sakome, va ten aplinka, kaip aš atrodysiu, ką mes padarysim, ką jie galvos, mes jau galime žinoti, kad kryptis yra ne ta. Man iš šitos knygos labai mane stiprina vieta. Kaip buvau su Mozė, taip visuomet būsiu su tavimi. Nuostabi vieta. Gerai, tai mes turim padaryti vis dėlto pertrauką dabar bus paskutinė pamoka prieš pietus, tai jūs būsit motyvuoti gerai.